Jis pajuto, kad kažkas švelniai pakuteno už nosies. Atsimerkė ir nustėro. Priešais jį stovėjo mažytis vyrukas su blizgančiu aukso švarku ir kepurė. Kas tu? Išsigando Benas. Aš esu Emalis, dantų fėjas padėjėjas, atsakė vyrukas. Aš prižiūriu, kad vaikų dantukai būtų sveiki ir laimingi, bet tavo dantukai man pasiskundė, kad tu juos visai pamiršai. Mano dantukai skundžiasi? Nustebo Benas. Taip, linktelėjo Emalis, ir jei greitai nieko nepakeisi, jie ims maištauti. Emalis mostelėjo mažytę lazdelę ir kambarys staiga virto įspūdinga balta karalystė. Visur buvo blizgantis tilteliai, perlų spalvos sienos, o ore tvyrojo gaivus mėtinės dantų pastos kvapas. Kur mes esame? Benas išsižiojo. Kviečiu pasinerti į stebuklingą pasakų pasaulį YouTube kanale Eglės pasakėlės. Jei patiko, nepamirškite paspausti like arba širdelės, palikti komentarą bei pasidalinti su tais, kam taip pat būtų smagu išgirsti. Nuoširdžiai dėkoju už jūsų palaikymą.